Labas rytas. Atsikėlus kažkaip lyg ir gyvūnų jokių nematau. Ar nėra aplinkui tavoro kažkur? Niekur nematau jo. Gerai, galim keltis. Viskas lyvinam. Bye bye. Einam į autostradą stabdyti mašiną. Ne autostradą, tiksliau kelią. Ten va kažkur aš mėgau. Žiūrėkit, kažkas čia gyvena. Statybos apleistos. Kaip čia įdomiai balkonai pastatyti. Ten stikliniai normalūs, ten iškris galima. Bet mačiau kažkur šviesa degė. Iki Bulgarijos sienos 50 km, tokioje vietoje stabdau. Čia tik tai yra kur sustoti, ten pat autostrada. Ir čia išvažiavimas grinai į autostradą, ant žiedo stabdau. Čia šombo? Nevažiuojam? Važiuojam? One second. You going Constanesti? Vama Vieche. Yeah? Vama Vieche, okay? To Bulgaria? Bulgaria? Vama Vieche? Nesuprantu, žodžiu neinu susikalbėti. Tuzla? A, Tuzla, okei. 15 km pravažiuosim. Į kažkokią vietą, tikriausiai darbo reikalais. Ir po to toliau važiuosim. Šiaip visai nieko nekalbam, neina susišnekėt, tik tai gestais. Aeroportą Tulza turi, esam Tulza miestelyje. Ir Lidlą turi. Nieko nekalbėjom, nieko ne ir susikalbėt su jo. Tiesiog pavažiavau ir vis nuvežė ten į savo šoną kažkur, tai vėl tas mintis blemba, ar čia vėl nebus kokių nors nesąmonių. Jau nebežinai, ko čia tikėtis. Gerai, einam toliau stabdyti mašiną. Stoja mašina. Hi. Mongolia? Bulgaria I'm going. Okay. Eduardas. Marian. Iki Mangalijos 17 km. Nieko vėl nekalbam, tylim, ramiai važiuojam tiesiog iki Mangalijos. Bye bye. 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 Man 4 km reikia paeiti iki miesto šono. Bet pirmą užsuksime į parduotuvę, Penny. Jis parduoda tokį kibiriuką. Ir žinot kokią kainą? 1500 eurų. Porą energetinių, ledas, vandens, keletą bandelių, burgeriai ir guminukai. 8 eurai už viską. Karinis laivas, nedidukas, iškeltas, čia visokių patrankų dar matosi. Tai čia įspėjai po kairę bus karinis jūrų uostas. Šitos patrankos jau rimtos tokios. Ten tokias mažesnės. Hello. Vama Vieche? No, 2 Mai. Can you show on Google Map? Mongolia. Here. Okay. Can we go a little bit, okay? Okay. What's your name? Guli. I'm Eduardas. My boy is name Eduard. Your children? Yeah. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. Jinai laivų ekspedijavimą dirba, styguoja laivų krovinius, kur kas važiuoja ir panašiai. Ir kaip nekeista, kalba angliškai. Sunkiai, bet kalba. Nes vyresni žmonės čia nekalba Rumunijai angliškai. Dėl to, kad jai darbę reikia kalbėti angliškai. Bet galiu pasakyti, čia šitoj pusėje jau prie Bulgarijos sienos mašinos paima žiauriai greitai. 1, 2, 3 atvažiuoju mašiną, net 5 minučių aš nelaukiu. Hi. Vama Vieche? Maybe you're going to Bulgaria? No. Just Vama Vieche, yeah? Vama Vieche. And you're working, yeah? We have to. From time to time, yeah? You wanna go to Bulgaria now? Yeah. I can let you on the border if you want. Okay. That's nice.
Thank you. Okay. Thank you. Everyone. Welcome. Yeah. Okay, bye. You nice guy. Čia Bulgarijos siena ir kaip senais laikais stovi mašinos, laukia. Mes einam peškom, čia man nereik laukti. Atvežė tiesiai iki sienos, jisai buvo elektrikas pagal iškvietimą. Į namus važiuoja, jeigu dingsta elektra. Pasirodo, gal ir čia neįlė, nes va, kas važiuoja, tas važiuoja tenai tiesiai. O čia kaip stovi, tai stovi. Aš nežinau, kodėl jie stovi. Gal paklausti? Excuse me, do you speak in English? No. Nu, tegul stovi. Mes einam, kas nori važiuoja. Viskas, Rumunija. Pasibaigė. Čia gal pristos prie manęs. Eina link manęs. Ne. Ai, va, pakvietė. In English. Or Russian. Passport, please. Bye. Netikrino visiškai dokumentą, netikrino visiškai daiktų, tiesiog dokumentą va. Pračekino ir paleido. Ir subscriberį gavau naują. Čia prie jau seną Bulgarijos pasienį. Bet dabar Bulgarijos pasienis buvo ten, kur pasiėmiau dokumentus, ta prasme. Ten pačiam netgi pastatė, gaunasi Rumunijos ir Bulgarijos siena. Čia praėjęs pasienį ir bandau stabdyti mašiną. Čia jiems yra vietos, kur sustoti. Vieną mašiną pravažiuoja, po to nevažiuoja, dar dvi atvažiuoja. Ir būna 4-5 minutės iš vis nieks nevažiuoja. Nu, bet gal sustos kažkas. Okay. Polska. Polska? Yeah. Oh, what you doing here? I'm working. Okay, what you work? I'm selling molds for Vibro press, beton blocks. Yeah. And I'm selling. Our company is producing complete machine, and for these machines you need also molds like matrix. Yeah. Matrix and the stamp. Yes. Yeah, you put it on the machine, you fill it with the sand and cement. The Vibro press is pressing it, and I am selling this mold. And how much one mold cost? Depending on the size of the product, No, about from to. from 10,000 euro up to 25,000 euro. One mold. And you're selling in month how many molds? About. Depends. Depending. Last year was perfect, especially because of the business in Romania, and I sold the molds for 2 million euros. Okay, Okay, thank you. Nice to meet you. nice to meet you. Have a nice trip. Safe back home. You too. Bye. Safe flight. Esu prie Varno oro uosto, šalia Varno miesto, grinai užmiesčio. Einu į autostradą, pasistabdysiu mašiną. Važiuosim per visą Bulgariją. Tomas, kur ką tik važiavau, sakė, pusę gyvenimo praleidžia kelionėse, pardavinėjant to savo presus. Ten yra, žodžiu, aparatas, sakykime, gaminti trinkeliam. Kelionės jam labai patinka, ofiso darbas visiškai nepatinka, sakė, bosas nepatinka. Kiek einu, gatve, šiaip nieks nepypina. Mašinas važiuoja. Lauke 36 laipsniai karščio. Stoviu čia ne pačioj geriausiai vietai. Autostrada grinai, nu čia tipo sustot biški yra. Ten girdžiu kažkur sirenas, tik jos ne pas mane atvažiuoja. Ir bandom stabdyti. Iš autostrados nelabai tikiu, kad kažkas sustos, bet gal iš greitėjimo juostos. I go to Devnya. Devnė. I will check. Devnė 24 km. You was there in Belgrade? No, But you're from Bulgaria. You need to go. maybe next year. You're living here, yeah? Yes. What you working? Full coach. Football coach? Wow. Nice. You have water? Yeah, I have. I give you. I have. Okay. Okay. Thank you. Bye. Nice day. Bye. Yeah. Futbolo treneris, va. Nu gerai, greit čia sustojo. Tikiuosi ir kiti greit sustos. Nu čia dabar nelabai, žinau, ar sustos visas mašinas ant greičio. Čia yra lėtėjimo juosta, bet per tą lėtėjimo juostą nelabai kas važiuoja. Sustoti yra kaip ir kur, bet autostrada, nu da, žiūrim, kiek čia užtruks. I am going the Belgrade Fortness. I will show. Русский. Русский? Можно? Можно? Ну, так я еду Белоград Чикфор. Ну, вот здесь. Вот так. Ну, это хорошо. 70 километров, и я выхожу. Хорошо? 1000. 1000 евро? Да. Nuo pirmadienio iki penktadienio jisai važiuoja mašinai, savaitgalį namie 1000 eurų uždirba.
pats iš Uzbekistano. Čia yra išnuomotas būtas ir gyvena būte. Metus laiko taip pat būna čia ir po to važiuoja namo. A skolka doma būdit? Žodžiu, mėnesis namie ir metai laiko čia. 1000 eurų. Mažokai, labai mažai. Pagal mūsų. Pas mus būtų va 1600–1800. Klaipėdai bent jau su konteineriais. Sakė, pas jų Uzbekistane net nėra tokių kaip vat, furistų, nes nėra krovinių. Yra, sakė, bet mažai. А квартиру директор дает? Да. Квартира бесплатная. А в комнате сколько вас живет? 3, 4, 2, как, кто как хочет. Bet sakė, jų neapgaudinėja, kaip tvarkingai moka pinigus. Ты довольный здесь? Конечно. Да? Конечно. Sakė, laimingas vat yra jis. А сколько там человек живет? Здесь Ну, где ты живешь? 20. 20 vairuotojų name gyvena iš Uzbekistano. Geros sąlygos. Priklauso, aišku, su kom lyginti. Do you speak in English? Of course I speak English. Oh, nice. Can you little bit drive me in that way? Which way? So you wanna go there, in this place? Yes. Белоградчик Fortress. Yes. Where you from? Lithuania. Литвания, по-русски говоришь? Говорю. Ну хорошо. Че, уже едешь сейчас? Подождем еще полчаса, я жду, если у меня какая работа можно получить еще, если нет, то я должен ехать на Венгрию и так. Поэтому Ну, давай. красавца. Чтобы он не двигался. Давай, братан. Какое имя твое? Цветан. Как тебя? Эдик. Эдди. Да. А сейчас на себя тоже работаешь? Тоже на себе. Здесь можно зарабатывать практически такие тоже самые деньги, а убытков нет. Как на большой машине? Ну, примерно я тебе скажу. Я здесь, например, в месяц зарабатываю для себя между 500, 5000, 7000 евро. И это за месяц. 4 Это после расходов бензина? После расходов, всего? да. После... Братан, сори. Ну ничего. Слушай, удачи тебе. Да. Извини, что так произошло. Да. Все, спасибо, Всё, давай. Нет проблем, но извини. Da. Žodžiu, būtų jis mane nuvežęs tiesiai iki to Fortreso, bet jam paskambino ir pasakė, kad yra pasikrovimas ir pasikeitė planai visai kitur. Bliamba, kaip gaila, ten buvo 400 km. Nu nieko, dabar laukiam kitos mašinos, kol mane paims kažkas. Dirba ant savęs, savo mašiną jis turi. Sakė, nuo 5 iki 7 tūkstančių uždirba. Aišku, reikia atmesti dar ant padangų, alyvos pasikeitimo. Bet, nu, visą laiką šnekėjom realiai iki pat čia, kol davažiavam. Tai mes čia važiavam apie 80 km. Dabar esu šalia miestelio Loznica. Čia mane paleido, čia mano daiktai ir čia žiūriu tokioj tipo vežime. Vištos. Ką jūs čia veikia prie pat kelio, aš nesuprantu. Bet žodžiu, čia mašinas net nelabai važiuoja. Bliamba, čia negerai. Bet jeigu ir važiuoja, bent jau lėtai, tai daug šansų, kad sustos. In English only. In English. Į tą pusę? Kodėl čia man sakė, kitą pusę jis apmelavo mane? Aišku, čigonas, kaip bebūtų. Man į tą pusę reikia, jis man rodo į kitą pusę, kad tau reikia. Normaliai yra, į šitą pusę reikia man varyti. Čia, žinote, jeigu važiuoju, žiūriu labai daug čigonų. Daugiau negu kas antrą mašiną pravažiuojantį čigonai. Net nejaugu statydama tas mašinas su tais čigonais. Čia nieko nežinosi, ką iš jų tikėtis. Nežinau, kiek jau laukiu valandą laiko, nieks nevažiuoja, čia vieną kitą važiuoja. Paslėpsim kuprinę, eisim į parduotuvę. Kol nieks nemato greitai, čia va. Čia vis tiek nevaikšto žmonės. Nieks nieko neturėtų paimti. Bliamba, matas. Biškį giliau padės. Nu, biškį matas, bet čia, sakau, tuščia yra. Turėtų nieks nieko neimti. Pamačiau tokį, nežinau, čia kaip Maskvyčius būtų toksai, kaip tokio modelio. Tokie namai kaip nugriauti atrodo patrankos. Čia yra Loznica. Nežinau, negi pats. Loznica. Klub. Tai čia jaučia Tribant. Čia gali būti reklama klubo gal. Einam toliau į parduotuvę. Štai turim tokį uaziką. Įdomu įsivažiuojantis yra ar ne? Ne, matau padangos nuleistos. Galima atidaryti, pažiūrėti. Visas rūdijas. Tenka pro tokį šunį praeiti. Bet geras, matau, kad nieko nedar. Ir einam į magazą.
pasitinka tikrai nemaloniausias kvapas. Kainos čia yra 5 centų toksai. Mums reikia ledo ir atsigerti. Do you have ice cream? Aha. Neaiškus, tai ledai, kas čia per ledai? Paimkim dalekokį. Euras 99. 2 eurai, žodžiu, už 2 bambulius įgerti ir ledą. Iš karto įspūdis susidaro, kad buteliukų čia nesuperka. Tiesiog taip eini ir šaunis stovi. Per vieną mauką tiek išgeriu. Ir čia pastebėjau ir rusiškom, ir normaliom raidėm rašo pavadinimus miestų. Daiktai turėtų būti čia. Ir jau matau, kad yra. Dėmesį į vištų kojas. Jos tokios plunksnuotos ir plačios tokios. Vo, tai bėgu. Matėt, kaip bėgo. Pot, gaidys. Kot. Na kada? In English. Where from? Lithuania. Neri. Kada? Where you going? Here. Can you drive me here? And you go here, yeah? Yeah. You going here. Yeah. So can you let me out here, okay? Okay. Okay? Да. I don't go. Давай, ризикуем. Да, вършам се назад. Право, тръгвате само. Thank you. Карам на Шумен. Pavažiavam labai nedaug su tokiu džipuku Suzuki. Nežinau, biški, nejauku man buvo. Nejauku buvo lipti juos, nes jauni vis dėlto. Ir gale durų nėra. Bet jie mane pavežė biški toliau negu ta prasme, jiems reikėjo žymiai anksčiau nusukti. Ir jie mane pavežė daugiau. Nu, atrodė draugiai. Turi čia va draugelių visokių. Čia jaučiu kaimas visi pažįstami. Su jais nieko nekalbėjom, bet jie paklausė mano YouTube'ės kanalo. Parodžiau, pažiūrėjo mano video biškį, bet aišku nieko nesuprato ir jūs su jais nėjo iš visus kalbėti, nes jie nei angliškai, nei rusiškai nieko nemokėjo. Go, bro. So where you going? Where you going? Gerai, toliau mane veža, nu nežinau, toliau važiuojam su jais. O güzel gözlere canım nazar değmesin. Thank you. Айди. Bye. Подвезти можешь? Чуть-чуть? Не можешь. Нет? Нет. Пожалуйста. Не можно. Ну, сделай хорошую работу. Так можно? Не можно, сказал. Ну, ясно. Къде? Попов. Попово. Ще отидеш и там спират на магазина камионите. И там ти спират да си купят нещо за ядене и скачваш и отиваш. Не ме разбираш. И там? Там. Да. Sukalbėjau čia. Žiauriai čia nejauku buvo stabdyti, nes tenai daug žmonių sėdė ir žiūri visi. Bet žodžiu, važiuosim su Iveko, ten gale avių pilna būda. Važiuosim į Popovą, parodysiu. Va, avis veža. Vsio, judam į Popovą. Su vairuotoju. Nei angliškai, nei rusiškai irgi nekalba. No English, no Russian. Thank you. Thank you for ride. No problem. Čia turim šalia Popovo tokį labai didelį ežerą, kažkur reikia susirasti, kur galėčiau pasitiesti savo palapinę ir išsimaudys. Nors ten matau mašinų yra, ten irgi kažkaip yra. Bambalių krūva prie upės čia. Žiauriai viskas purvina. А по-русски не говоришь? Говорю. Почему не говорить по-русски? Ну, не знаю, потому что... Как не знаю, в Болгарии все говорят по-русски. Нет, вообще. Не. Вы литовцы, эстонцы и не говорите, украинцы не хотят говорить по-русски. Давай, скажи по-русски. Где можно купаться? Проблем копаться, полиция, проблем. А что, у вас нельзя в стране купаться? Не дает копаться. Нигде? Не, можно, здесь бассейн. А здесь специальный бассейн какой-то, да? Я пойду в другой. Вода Нехорошая? Это место большое. Хорошо, спасибо вам. Žodžiu, pasakė vietą, kur galima pasities palapinę. Žodžiu, situacija tokia, tenai pilno žmonių. Čia vaikai visokie.
Ir aš čia prasidraskiau ir žiauriai žalias vanduo. Nežinau, aš nenoriu maudytis, kad man nebūtų užsikrėtimo kažkokio. Reikia kažką daryti, bet nusimaudyti reikia. Ir čia miegoti tikrai nemiegosiu, nes prie pat vandens ir tie vaikai, neaišku, ką jie sugalvos vėliau. Reikia kažkur eiti kitur. Čia nudaužė tilto pertvarą ir nieks netvarko, atrodo taip ir paliko tiesiog. Vis pertvarą nudaužyti. Здравствуйте. А у вас душ есть? Душ есть? Нет. Нету душа? Нет. Бля. Плохо. Žodžiu, čia ta degalinė, kur ką tik buvau klaus dušą ir už jos iškart buvo posūkis ir čia atėjau į tokį lauką kažkokį. Ir pagalvojau, kad čia pasitiesiu kampelį palapinę ir išmiegosiu. O dušas pagalvojau, kad galėtų būti 5 litrų vandens butelis, jeigu bus tenai degalinė, einu pažiūrėsiu. Degalinės pardavėjo toks mašiniukas. Prižiūri tikrai. А есть вода? 5 литров вода. Yes. Есть? Maybe in English? Okay. This one. Oh, one. Where is near shop? Do you have maps? Yes, of course. 1.7 kilometers. Okay, I will take it. Only cash. I don't have. Put it back, huh? Yeah. It's only Yeah, but I don't have cash. already, Because usually gas stations have, you know. but we don't. I don't know, I don't have cash. I'm sorry. It's okay. Okay, sorry. Bye. Bye. Really sorry. Pasistatau čia palapinę dar, kol nesutemo. Daiktus paslėpsiu kažkur tenai krūmuose ir tada greit nueisiu į parduotuvę nusipirkti vandens, grįžtu ir nusimaudau. Kol aš grįšiu, sutems. Pasistačiau palapkę, tik nelabai ėjo į žemę įsmeigti mygtukų dėl to, kad žemė labai sausa. Esu tokiam Poplov miestelėje, nėra jis toks jau labai mažas, bet galiu pasakyti, čia tų mašinų. Va, taksi pravažiavo, bet šiaip Bulgarijoje labai mažai mašinų. Toks jausmas, kad jų nėra. Pažiūrėkit, tokia plati gatvė, degalinė, bet miestas nėra visiškai mašinų. Būna, sakau, vieną kitą pravažiuoja, bet man taip neįprasta matyti, kad ant tiek taip tuščia būtų. Aš ir sakau, ta gatvė, kur aš dabar stabdau mašinas, jinai kaip magistralinė tokia gatvė turėtų būti. Bet labai retai mašinas važiuoja. O čia tai dušas 11 litrų. Spasiba. 3 eurus sumokėjau už viską, už tokius užkandėlius, žiauriai skanius. Nežinau ir skanus, bet aš esu ragavęs kažką panašaus. Toks mano dušas bus. Žodžiu, nusimaudau ir einu miegoti. Labanaktis visiems.